Kodėl neuždirbi daugiau? Kas trukdo? Metai, 5, 7, 10, 12, 15. Kiek laiko esi versle? Pažįstu žmonių, kurie yra ir 30 metų. Ir vis tiek jau finansai yra tokie pat, kokie buvo. Daugiau, mažiau jie svyruoja, didesnė, mažesnė pusė, bet vidutiniškai išlieka tie patys. Kodėl nepasiekiam kito lygio? Kaip jūs galvojate? O aš žinau atsakymą. Neleidžiu jūsų vidinės programos. Baimės, nepasitikėjimas savim, blokai visokiausi, įsitikinimai. Labiausiai trukdo finansinis blokas. Jis dažniausiai būna asmeninis, bet turiu patirties, kur būna ir šeimos, giminės blokas. Tuos blokus įstatė karas, nužudimai. Ir pasąmonė žino, kad saugiausia yra uždirbti tik tam tikrą pinigų sumą ir jūs daugiau neuždirbsite. Niekai. Jeigu jūs ir uždirbsite, tai iš jūsų atims, suges automobilis, darbuotojas padarė nuostolių ir finale gaunasi jūs uždirba daugiau, susimokat mokesčius baudas, žiūrit, kad lieka pinigų tiek pat, tiek kiekvieną mėnesį ir taip kartuojas. O dar geriau, jeigu situacija didžiulis pliusas, didžiulis minusas ir pavargot nuo šito. Tai va šitos dalykus aš galiu sutvarkyti. Aš žinau, kaip tai padaryti, aš turiu technikas, aš tai darau. Parašyk man ir susitarsim dėl konsultacijos, kuri tau šiai dienai nieko nekainuos. Tai dovana tau nuo manęs.